Įdėgėme migruojančius paukščius saugančią technologiją, tai yra pakabinome ant linijos einančios virš Nemuno Kaune atšvaitus, kurie dienos metu pučiant vėjui praneša paukščiams apie esamą kliūtį, o naktį jie šviečia ir paukščiai gali, pamatydami tos atšvaitus, praskristi neatsitrenkę į elektros perdavimo liniją. Tai yra pirmoji linija Lietuvoje, šitaip sužymėta. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius Vingrid, bendradarbiaudamas su Lietuvos ornitologų draugija, analizuoja vietas, kuriuose būtina sužymėti aukštos įtampos elektros perdavimo linijas, kurias praskrenda migruojantis paukščiai. Ir tos vietos bus nustatytos šiuo metu rengiamoje bendroje studijoje.